Bendrą astrologiją turėjo visos tautos. Nuo kinų, nuo japonų, babiloniečių, chaldėjų, kas tik nori turėjo. Bet Abramas susistemino tas žinias, kurias iš tradicijos jo šeimoje buvo perduota nuo Nojaus laikų. Dievas liepia Abramui užsiimti astrologiją. Sakysit, kur? Tokia astrologija liepia, rytos dalykai yra. Kabalistas vėlgi naudojasi remes metodiką. Pradžios knyga 15 skyrius 5 eilutė. Žiūrėkit, Dievas sako, ir išsivedęs į Abramą laukan, tarė, pažvelk į dangų ir jei gali suskaičiuok žvaigždės. Tiek bus tavo palikuonio, atrodo, kas čia? Čia užuomina. Mokaisi astrologijos šitos dalykus. Apie savo palikuonis, apie visą savo istoriją, ten viskas įdėta yra. Taigi Abramas, tas astrologijos žinias, kurias turėjo, surašė savo knygai Sefer Yetzirah, sukūrimo knyga. Hebrajiškai. Parašyta maždaug prieš 3800 metų, grubiai tariant, ta knyga. Tai yra kabalistinė knyga. Labai sena. Visiems bendras dalykas, kad egzistuoja 12 pagrindinių žvaigždynų, per kuriuos metų bėgyje užteka Saulė. Kiekvieną mėnesį būna vis kitame žvaigždynė, Saulė užteka. Ir įvykiai vykstantis tuo metu, kai Saulė būna konkrečiame žvaigždynė, konkrečiame ženkle astrologiniam, turi tam tikras būdingas savybės. Tik tai tam ženklui. Iš to labai daug galima dalykų pasakyti. Astrologija paremta 7 dangaus kūnais. Saulė, Mėnuliu ir 5 planetomis, tomis, kurias galim matyti nuo Žemės plika akim. Nuo Žemės plika akim mes matom tik 5 planetas. Matom Merkurijų, Marsą, Venerą, Jupiterį ir Saturną. Patarlių knyga, 9 skyrius, 1 eilutė. Va, šitos 7 dangaus kūnus simbolizuoja. Žiūrėkit. Išmintis pasistatė namus, išsikirto 7 kolonas. Kas yra išminties namai? Geras klausimas, ne? Kur tie išminties namai? Išminties namai yra šitas visas pasaulis. Išminties namai. 7 kolonos, tai yra dangaus kūnai, Saulė, Mėnulis ir 5 planetos. Ypatingai daug kabalistinės astrologijos, labai daug dalykų gavo išmintingiausias žemėje gyvenęs kada nors žmogus. Šlomas, Saliamonas. Išminties knyga, 7 skyrius, nuo 17 iki 20 eilutės. Juk jis suteikė man, Saliamonas rašo, tikrą esamų dalykų pažinimą, kad suvokčiau pasaulio sandarą ir pradmenų jėgą. Anapusinių tų sefirotų jėgą, taip. Laikų pradžią, pabaigą ir vidurį, saulėgrįžos skaitą ir metų laikų seką. Kam reikia saulėgrįžos skaita, čia astrologija, metų laikų seka, saulėgrįžos skaita, prašiausiai. Metų ratą ir žvaigždynų padėtį. Kabalistinė astrologija padeda suprasti sielos kelionės visus sudėtingus aspektus. Mūsų siela keliauja. Čia šitas gyvenimas yra sielos kelionės etapas. Siela patenka čia. Atminti paima, kad būtų kas veikti, kad nebūtų paprasta paprasčiausiai ir duodamas uždavinys, susigaudykit. Davė kažkokias ženklus, kažkokį žemėlapį, kažkokias gairės ir susiorientuokit, išeikit iš miško taip toliau. Lavinti, mes turim susiorientuoti. Tai vat, kabala ir yra ta žinijos šaka, kuri padeda susiorientuoti. Juk Torą ne visi turėjo, ar ne? Ne visos tautos turėjo. Turėjo tik ta tauta, kuri daugiausia priklauso. Ir ta tauta ne visada turėjo Torą. Kuo vadovautis? Tai vienas iš tokių dalykų. Žvaigždės. Tai yra raštas, tai yra informacija. Žvaigždės, astrologija. Kabalos astrologijos atskleidžia ne tiek žvaigždžių ir planetų įtaką žmogaus konkretaus likimui, kaip ten bus, kaip ten pavyks ištekėti, ar susituokti, ar kaip ten seksis verslas. Žinai, žmogus tokiais smulkiais dalykais paskęst mėgsta tokiais dalykais. Kabala nesiorientuoja į tokius smulkius dalykus. Bet jie orientuojasi į vidinį dieviškos sferos poveikį mums ir tos dieviškos sferos ryšį su mūsų žemišku egzistavimu, sielos kelionė. Jeigu pagoniška astrologija, jie galvoja, kad pačios žvaigždės ir planetos jų padėtis likimą sukuria ir valdo. Tai kabalistas yra monoteistas, jis sako nieko panašaus, viską Dievas valdo. Dievas valdo per kažką, Žinai, Torą duoda per Mozę, pavyzdžiui, žinias per žydų tautą. Per kažką jis veikia visada. Informaciją pranašas siunčia, per kažką ne pats tiesiogiai nušoko ant žemės ir pasakė. Dievas ir informaciją, ir jėgas per jas perduoda, tai nuo Dievo dalykai. Nors, sakykime, tos pasaulietinės, nekabalistinės astrologijos tradicijos, kaip babiloniškoji, indiškoji, kinų astrologija, jos daugiausia stovi ant horoskopų sudarymą ant ateities spėjimo.
Tai va šitas metodas yra uždraustas kategoriškai. Tora pakartota įstatymą, 18 skyrius nuo 10 iki 14 eilutės sako: nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūnų ar dukterį per ugnį, nei ateities spėjėjų, nei ženklų aiškintų, nei kerėtojų, nei burtininkų, nei žavėtų, nei mirusių dvasių šaukėjų, nei žinių, nei ragadių. Visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas viešpačiai. Ir už tokias bjaurystės jis išnaikina tas tautas prieš tą užimant kraštą. Taigi yra uždraustas spiritizmas, uždraustas burtininkavimas, uždrausta magija ir taip toliau. Reiškia sritis. Bet yra leistina. Toliau dar įdomus dalykas – vardai patys tų giminių. Vardai. Informacija yra ir varduose nustatyta. O varduose pasakyta, ko atėjo siela, kokio atlyginimą, kokiu būdu jis turi patirti atlyginimą už praeitą gyvenimą. Ir kiekviena siela patirs atlyginimą, nebent jį padarys sunkias nuodėmes ir tas atlyginimas bus sustabdytas. Adino ženklė Judo giminė. Jeuda reiškia bus pagerbtas. Jo etimologija žodžio, bus pagerbtas. Tai vadinasi, siela atėjo gauti pagerbimą, už kažką jis bus pagerbtas. Per tai gaus atlygį. Pasieks garbę kažkokią šitam gyvenimui. Jaučio ženklas Isacharas, o vardo prasmė Isacharas, iškia etimologija, bus apdovanotas. Apdovanotas tai yra kažkokiu žemiškų dalykų. Ar tai gali būti medalis, garbės raštas, pareigos kažkokias, titulas, laipsnis ir taip toliau. Taigi gimęs Jaučio ženklė atėjo gauti tokį apdovanojimą už tos nuopelnus. Jeigu jis pats jo neužblokuos savo nuodėmingų gyvenimų. Dvynių ženklė arba Zabulonas. Zabulonas verčiasi garbė ir šlovė. Irgi atėjo gauti, bus atlyginti jam per garbę ir šlovę. Vėžio ženklas Rubenas, kaip pasumrašo paprasčiausiai. Žiūrėk sūnus verčiasi, žiūrėk. Gauti atlyginimą, kad kažką malonaus gero matys gyvenime akimis. Bus labai malonių dalykų matys paprasčiausiai. Liūto ženklė Simeonas. Simeonas yra girdintis. Jis gaus atlyginimą, kai girdės apie save gerus dalykus ir malonius dalykus. Per tai. Mergelė ženklė Gadas. Žmogus gaus laimę, pasisekimą. Ką jis susims, jam seksis, jis bus laimingas. Svarstyklių arba Efraimas. Efraimas yra vaisingas, jis verčiasi. Turės daug vaisių. Ar kažko užsims, ar kažko sieks, tai bus vaisingas darbas, vaisinga pasiekmė. Reiškia, Skorpiono ženklas arba Manasas. Kvėpavimas. Kadangi kvėpavimas susijęs su siela ir dvasia, ir siela ir dvasia nuo žodžio kvapas, kvėpavimas. Etimologiškai tai reiškia, jis gaus kažkokias dvasinę išmintį, dvasinės dovanas. Toliau Šaulio ženklas arba Benjaminas, ne? Laimingas sūnus Benjaminas verčiasi. Vėlgi iš esmės jo gyvenimas bus laimingas. Čia, jeigu jis pats neužblokuos to. Jeigu jis laikys Dievo įsakymų, tai viskas jam gerai, bus laimingas. Ožiaragio ženklas arba Danas. Danas yra teisėjas. Atėjo atsiteisti. Praeitam gyvenime kažkas buvo, už kažką jis dar negavęs ir atlyginimo, ir teismas jam dabar atiduos atlyginimą už praeitą gyvenimą irgi kažką. Tai va, vandenis arba Ašeras. Ašeras palaimintas, ir jis bus per palaiminimą gaus. 12 ženklas žuvies Neftalis, genčių kova. Nugalėtojas. Jis savo mūšius, nebūtinai ne fizinius mūšius, tai gali būti dvasiniai kažkokie mūšiai, kovas savo laimės sėkmingai. Tai bus jo atlyginimas paprasčiausiai. Dabar ką galima trumpai pasakyti apie kiekvieną ženklą. Judą, Isacharą, Zabuloną. Kiekvienas šitas ženklas turi savo hebrajišką raidę. Ką mums duos ta hebrajiška raidė? Gematrijoje kabalistiniai kiekviena raidė yra skaičiaus ekvivalentas. Žinot, hebrajų kalboje kiekviena raidė yra skaičiaus ekvivalentas. Jeigu jūs atsidarysit Wikipediją, gematriją, hebrajišką gematriją, jums išmes visas hebrajų raidės ir kokį skaičių atitinka kokią raidę. O skaičiai turi savo numerologiją biblinę, turi kiekvienas savo tam tikrą informaciją skaičius. Ir iš to skaičius galima pasakyti. Tai kiekvienas ženklas turi savo hebrajišką raidę ir savo skaičių. Taigi, kada pasižiūrėkit gimę esat, turbūt kiekvienas užsifiksavot, koks atitinka iš Izraelio giminės ženklą, ne? Ir jūs žinosit, koks jūsų skaičius. Judas, hebrajiška raidė Hei, Hei gematrija 5. O Isacharo raidė yra Vav, V hebrajiška raidė. Vav gematrija 6. Zabulonas. Zabulono raidė yra Zein. Zein hebrajiška raidė. Zein gematrija yra 7. Reuvena atitinka raidė Het. Het gematrijos skaičius yra 8. Simeono raidė yra Tet, o Tet gematrija yra 9. Gado giminė. Gado giminė yra Jud.
Jut, mažiausia hebrajiška raidė, brūkšniukas toks kablelis viršui. O jut 10. Pavyzdžiui, Sinajus hebrajiškai. Sina ir jut. Sina yra neapykanta. Dėl šito dekalogo judaistų nekės visi. Nes įstatymą laikytis nenori visi nori nesilaikyti ir gauti iš Dievo malonę nesilaikydami. O čia ateina prakeikti idėją ir sako, be šito nieko, va turi tą daryti ir tą daryti. Jų visi nekenčia. O dar jiems sekasi viskas, jie pasiturintis, jie gerai gyvena, jie laimingi. Pagrindą žudyti. Žiūrėkit, Hitlerio raštuose, kaip rašo paprasčiausiai, ar nenormalu, kad 60% teisėjų ir 70% teisininkų ir žydų tautybės. Gebesni, ir ką padarysi. Ir kokia išvada. Niekad pasitemti, žudyti. Efraimo raidė yra lamet. O jeigu lamet yra gematrija 30. Manaso raidė yra nun, hebrajiška raidė. O nun gematrija 50. Benjamino raidė yra samech. Samech raidė. O samech gematrija 60. O Dano raidė yra ain raidė, ain. O ain gematrija 70. Ašero raidė yra tsadi. O tsadi gematrija yra 90 skaičius. Neftalio raidė yra kof. Gematrija 100. Taigi kiekvienas gali žinoti savo skaičių. Ką skaičius reiškia? Pavyzdžiui, 5 skaičius. Taip, Judo giminė arbavino. Reiškia sąžiningumą ir gerą savijautą. Ką tai reiškia? O čia yra misija. Gimęs po šito ženklu atėjo čia pirmoji eilėje išsiugdyti sąžiningumo savybę ir kad jaustis vidinį gerą savijus pasiekti. Mokėti save su to harmonizuoti, kad jam gerai būtų vidinį. Jis to atėjo čia žemė. Šitas gyvenimas jam tam duotas pirmiausia. Taip, kas gimė po Adamo ženklu, arba Judo giminė, jo skaičius 5, o 5 yra sąžiningumo geros savijautos ženklas, biblinį numerologijai. Jautis Isacharo ženklas, taip, jo 6 yra ženklas, taip, gematrinis. O 6 kabalai reiškia darbštumo, laisvė ir gebėjimą pasiekti sėkmę. Reiškia, gimė po šituo ženklu, po jaučio, arba Isacharo giminės ženklu, jis atėjo jo sielą žemėn, įsiugdė darbštumą, kovoti su tinginystė savy ir laisvė, nebūti pavergtos kažkokių ten įgėdžių, įpročių, emocijų, kažkokių žalingų įpročių ir pasiekti sėkmę gyvenime. Iškia, praeitam gyvenime jis nesiekė sėkmės, buvo pavergtas visokių žalingų įpročių ir buvo tinginys. Dviniai, kaip jau sakiau, atitinkantį Zabuloną. Zabulono ženklas 7, sakiau. 7 reiškia kvailystę ir polinkį nusikalsti. Iškia, žmogus atėjo įveikti kvailus dalykus savo gyvenime ir polinkį daryti nusikaltimą. Vėžys atitinka Ruveną, o Ruveną mes skaitom gematriją pagal raidę 8. 8 reiškia romumą, teisingumą ir orumą. Šita siela gimusi Vėžio reiškia ženklė arba Ruveno ženklė atėjo žemėn įsiugdyti romumą, teisingumą jausmą ir orumą, savo kažkokios tai garbės jausmą, vertės savo jausmą. Liūtas, ar ne? Jis atitinka Simeoną. Simeonas, sakom, skaičius 9. 9 reiškia kabalui išminti, nepriklausomą mąstymą ir garbės jausmą. Atėjo siela į šitą žemę, į šitą gyvenimą, įsigyti išminties, nepriklausomą mąstymą užsiugdyti ir garbės jausmą. Mergelė, kaip sakom, atitinka Gadą. Gado atsimint Jud skaičius, Jud 10, 10. 10 reiškia įstatymo laikymasi, gerumą ir vidinę tvarką. Vidinė harmonija. Taigi siela čia atėjo išmokti laikytis įstatymą, dekalogo, gerumą, būti gerų žmogum tapti ir vidinę tvarką, harmoniją pasiekti. To jis nepadarė praeitam gyvenime, atėjo čia 2 kartą kursą kartu siela. Svarstyklės, Efraimą tinkančios, taip, atitinka jos Efraimą. Efraimas skaičius gematrija atsimenat 70, sakoma, 70 reiškia gerą santuoką ir gerą reputaciją. Reiškia, Efraimas, tai 7 reiškia svarstyklių ženklė gimęs žmogus, jo misija pirmiausia gerą šeimą sukurti, gerą santuoką ir gerą reputaciją. Reiškia, kažkaip jisai Dievo ir žmonių akyse buvo praradęs gerą vardą. Dabar reikia ištaisyti čia pasiektą. Skorpionas, ne, Manaso ženklas. Manaso, sakom, 50 skaičius buvo. 50 reiškia išsilaisvinimą, užsimiršimą ir nepaklusnumą. Tai reiškia, išsilaisvinti nuo kai kurių ydų, kurios per daug užvaldę yra, užsimiršti, išmokti užmiršti kai kurios dalykus, nes kai kurie yra žmonių, kuriem sielų tokių, kur praeities įvykiai labai jau kažkaip ten trukdo jam gyventi dabartį ir siekti ateityje kažko. Ir
susitvarkyti su savo nepaklusnumu. Šaulys atitinkantis Benjaminą. Benjamino skaičių sakėm 60. O skaičių 60 reiškia vienatvė ir svarbių dalykų praradimą. Gimęs po Šaulio ženklų, po Benjamino ženklų, atėjo į šitą žemę, išmokti pabūti vienas, vienatviai, pabūti su savim vienas, nes jis nemoka tiesiog jam priverstas būti, ir išmokti neprarasti svarbių dalykų. Toliau yra 10 ženklas ožiaragis, Dano atitinkantis. Dano, sakėm, 70 skaičius. 70 reiškia mokslą ir mąstymą. Reiškia, gimęs po Dano ženklų, po ožiaragio ženklų, žmogus atėjo į žemę, pirmiausia, patobulėti moksle, mokytis ir išlavinti mąstymą. Mokytis mąstyti, nes matyt, tam gyvenime jisai stengiasi nieko negalvoti, plevėsavo emocijom ir taip toliau. Vandenis atitinkantis Ašerą, Ašero 90, sako. 90 reiškia aklumą, atotrūkį nuo realybės ir nesėkmės. Taigi siela atėjo, gimusi po vandenio ženklu arba Ašero ženklu, mokytis įveikti aklumą, pastebėti kai kurios dalykus, kurius daug nepastebi, neatitrūkti savo svajonių, kažkokių ružavų svajonių pilis kurtis ir išmokti įveikti nesėkmes. Nes nesėkmė yra tai irgi uždavinys, tam tikra kliūtis mūsų sportinėse varžybose gyvenimo, kad mes lavintume save per kliūties įveikimą. Tam duotos kliūtis. Ne todėl, kad žmogus panikuotų ir perėtų, kodėl man, o todėl, kad jis išmoktų rastų būdą, kaip tą kliūtį įveikti. Taip jis patobulės. Lavina mąstymą, valią, ryžtą, gabumus, padeda informaciją rinkti. Naudingas dalykas. Žuvis, ar ne? Žuvis. 100 jo skaičius. 100 reiškia norą vadovauti, noras kontroliuoti ir naudos siekimas. Taigi, gimęs po žuvies ženklu, žmogus turi įveikti, susidaryti su noru vadovauti kitiem, kitus kontroliuoti ir sumažinti naudos siekimą. Pavyzdžiui, apie save galiu papasakoti. Mano ženklas yra Skorpionas, tai yra Manasas. Šitas ženklas mane įpareigoja būti dvasiniu mokytoju. Aš privalau tai daryti. Kodėl? Pradėkim iš toli. Pirmgimis bus pašvęstas Dievui, tai yra visą gyvenimą įsivykdys kažkokias Dievo uždavinius ypatingai. Žiūrėkit, Išėjimo 13 skyrius 1-2 eilutė. Visi pirmagimiai yra Dievo. Iš visų Jakūbo sūnų 12, kas yra pirmagimis? Reuvenas, ne? Reuvenas buvo pirmagimis. Bet, ką mes turim? Reuvenas padarė sunkią nuodėmę ir iš jo pirmgimystė buvo atimta. Ir perduota kam? Juozapui, ir net ne Juozapui, Juozapo sūnums, Efraimui ir Manasui. Pažiūrėkim, 1 Kronikų knyga, 5 skyrius, 1-2 eilutės. Reuvenas buvo Izraelio pirmagimis. Kadangi jis sutepė savo tėvo patalą, perkeltinė prasme sutepė tėvo patalą, sulaužė Dievo įstatymą, kažkaip įžeidė Dievą, ar ne, darydami nuodėmę. Jo pirmagimio teisė buvo atiduota Izraelio sūnaus Juozapo sūnums. Pirmagimis pašvęstas Dievui. Turim taisyklę, taip. Tarp 12 giminių, tarp 12 patriarchų, pirmagimis buvo Reuvenas, bet iš jo pirmgimystė atimta, atiduota Juozapai ir net ne visai Juozapai, o jo sūnums. Buvo 2 sūnus, Efraimas ir Manasas. Tai yra, jie abu, šitie ženklai, svarstyklės Skorpionas, patys tinkamiausi dvasiniais dalykais susimti ir mokyti dvasinių tiesų. Turėkite omeny, kada nors gyvenime Rabinas geriausia, kad būtų arba svarstyklės, arba Skorpionas. Bet dar geriau už Manasą būtų Efraimas, tai yra svarstyklės negu Skorpionas. Iš bėdos Skorpionas, tai svarstyklės dar net geriau būtų. Kodėl? Paskaitykim 48 skyrių, nuo 9 iki 11 eilutės. Juozapas atsakė tėvui. Ateina Juozapas pas savo tėvą Jakūbą ir duos palaiminti. Sako, jie yra mano sūnus, kuriuos Dievas man čia davė. Jis sakė, atvesiu juos prie manęs, kad juos palaiminčiau. Izraelio akys buvo aptemusios dėl senatvės, jis vos matė. Privedus juos prie jo, jis apkabinės juos pabučiavo ir tarė Juozapai. Aš nesitikėjau pamatyti tave, dabar štai Dievas man parodė net ir tavo vaikus. Tada Juozapas atitraukė sūnus nuo jo kelių ir nusilenkė iki žemės. Po to Juozapas paėmė savo dešinę Efraimą ties Izraelio kairę ir savo kairėje Manasą ties Izraelio dešinę. Ir juos privedė prie jo. Izraelis ištiesė savo dešinę uždėjant Efraimo galvos, nors jis buvo jaunesnis, ir savo kairę ant pirmagimio Manaso galvos, tai padarydamas sąmoningai.
Ir jis laimino Juozapą. Dievas, kurio akivaizdui vaikščiojo mano tėvai, Abraomas, Izaokas, Dievas, kuris atvedė mane per visą mano gyvenimą iki pat šitos dienos. Angelas, kuris mane išgelbėjo iš viso pikto, te palaimino šios vaikus, te būna jie vadinami mano vardu ir mano tėvo Abraomo, Izaoko vardu jų palikuonyse, te daugėja žemėje. Duoda dvasinį palaiminimą, kaip pastato rabinų mokytojai. Juozapas pamatęs tėvą laikant dešinę ranką ant Efraimo galvos, buvo nepatenkintas. Jis paėmė savo tėvą ranką, norėdamas ją perkelti nuo Efraimo galvos ant Manaso galvos ir tarė: ne taip, tėve, šitas pirmagimis, padėk savo dešinę ant jo galvos. Bet jo tėvas nesudiko ir sakė: aš žinau, mano sūnau, aš žinau. Jis irgi taps tauta ir bus didis, tačiau jaunesnysis brolis bus didesnis už jį ir jo palikuonis taps daugybė tautų. Jis juos laimino, tavo vardu bus laiminama Izraelyje, kur sakys, Dievas te padaro tave kaip Efraimą ir Manasą. Taip jis pastatė Efraimą pirmą Manasų. Taigi, du sūnus gauna pirmgimystę Juozapą, ne pats Juozapas, o jo sūnus, kaip sakėm, reiškia, bet netgi svarstyklės dar svarbesnis padaromas. Štai koks įdomus dalykas.